Sveiki, Augu skaitydamas laidos klausytojai ir ištikimieji mūsų skaitytojai. Vakar Augu skaitydamas turėjo didelę šventę. LRT klube įvyko finaliniai knygių mūšiai. 10 komandų, 61 jaunasis skaitytojas iš įvairių Lietuvos vietų Vilniaus, Panevėžio, Lentvario, Alytaus, Klaipėdos, Rumšiškių dalyvavo mūšyje. Visi siekė laimėti pirmąją vietą ir pagrindinį prizą. Emocijų buvo daug, o laimėjo komanda iš Alytaus knygų draugai. Tai įdomus ir smagus žaidimas draugams, klasiokams, visiems skaitantiems vaikams ir, žinoma, jų mokytojams ir jų tėveliams. Žaidėjai po pirmo turo sakė, kad klausimai sunkus, tačiau pirmasis turas ir buvo pats sunkiausias, o kuo toliau, tuo labiau visi įsižaidė ir rezultatai ėjo geryn. Paskutinis vaizdų turas vienai komandai atnešė ir pirmąjį 10. Pasirodo, vaikams daug lengviau yra pažinti herojus ir knygų ekranizacijas, nei prisiminti, kuo jie yra išskirtiniai, ar juo labiau prisiminti visus rašytojus. Atsakymuose Astrida Lindgren dažnai buvo painiojama su Tuve Jansson arba Selma Lagerlöf. Turbūt visi pripažįstame, kad visos šios rašytojos tikrai puikios ir visos jų knygos vertos būti perskaitytomis. Kitais metais taip pat tikimės organizuoti tokį žaidimą ir vėl mielai kviesime dalyvauti visus vaikus jame. Tad jeigu tik išgirsite kvietimą registruoti savo komandą knygių mūšiams, darykite tai nedelsiant. Praėjusį kartą savo laidoje aptarėme 5 lietuvių autorių knygas patiems mažiausiems mūsų skaitytojams. O šiandien noriu pristatyti jums 5 vyresniems jų broliams ir sesėms. Tada ramiai visi galėsime eiti skaityti ir, žinoma, balsuoti už savo mėgstamiausią knygą. Istorija su paauglių knygomis yra tokia, kad keletą metų paaugliams buvo siūloma mažiau nei 5 knygos. Šio amžiaus vaikams jų leidžiama mažiausiai, nors rašytojai įvairiais būdais yra skatinami rašyti būtent šios amžiaus kategorijos vaikams. Jiems organizuojami įvairūs konkursai. Tačiau paprastai komisija nerasdavo 5 knygų, kurios atitiktų visus geros knygos kriterijus. Kai kuriuose knygose pasitaikydavo ir klaidų, taigi tokių knygų tikrai negalime siūlyti savo skaitytojui. Tad šie metai yra pagaliau tie, kai ir vyresniems vaikams jau galime pasiūlyti 5 gražias knygas. Pristatysiu jas visas 5 jums, taip pat pristatysiu pagal rašytojo pavardę, pagal abėcėlę. Pirmoji knyga Grigaliūnienė Danutė Kažkas ne taip. Ją leido leidykla Printėja. Kažkas ne taip jau yra 3 autorės knyga. Knygoje rašoma apie 2 jaunų žmonių, Gabrielės ir Rufo, draugystę, apie jų santykius su tėvais, broliais, seneliais, apie mokyklą ir mokytojus. Knygas rinkusi komisija šią knygą įvertino taip. Tai šiuolaikinė realybę atspindinti ir moralinių, ir socialinių požiūrių aktuali apysaka, kurioje vaizduojami paaugliai mokykloje, šeimoje ir mažo miestelio bendruomenėje. Taigi čia ko gero susidursime su situacijomis, kurios kiekvienam paaugliui savaip artimos. Antroji knyga Račickas Vytautas, Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais. Vytautas Račickas nuolat patenka į paauglių akiratį. Jo knygos yra skaitomos ir mėgiamos. Jisai dažnai lankosi bibliotekose, mokyklose, kur susitinka su vaikais ir bendrauja su jais tiesiogiai. Uteniškis rašytojas naujas savo knygas dažnai pirmiausia pristato būtent Utenoje. Taigi šiemet taip pat jisai pirmiausia knygą pristatė Utenoje, kur susirinko daugybė vaikų ir visi mielai klausėsi istorijų apie šią knygą. 2010 metais Vytauto Račicko knyga Baltos durys jau tapo metų knyga paauglių kategorijoje. Tais metais jiems buvo pasiūlytos taip pat 5 knygos. Knyga Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais nukelia į sovietmečio laikus. Pats rašytojas tarsi grįžta į tas dienas, kai pats dar buvo moksleivis. Daugiausia dėmesio knygoje skiriama paauglių kasdienybei, ji perteikia paauglių jausmus ir išgyvenimus, tuos dalykus, kurie nesikeičia nepriklausomai nuo laikmečio, kuriame gyvename.
Knygoje yra ir linksmų situacijų, ir rimtų problemų aptarimo, taigi skaityti tikrai nebus nuobodu. Trečioji penketuko knyga – Saja Kazys Liepsnojanti. Knygą išleido leidykla Alma Litera. Rašytojas Kazys Saja taip pat vis patenka į paauglių penketukus. Taigi jis taip pat yra puikiai pažįstamas mūsų jaunųjų skaitytojų. Tais metais, kai Vytautas Račickas laimėjo geriausios knygos konkurse, Kazys Saja taip pat dalyvavo su savo knyga. Knygoje Liepsnojanti pasakojama istorija nutikusi 15-metei Radvilei. Jos tėvai išvyksta uždarbiauti į Ameriką ir Radvilė lieka gyventi su močiute. Mergaitė lanko mokyklą, bando rasti vietą tarp bendraamžių, ji laiko save negražia ir jai sunkiai sekasi pamilti gyvenimą. Šioje knygoje Kazys Saja kalba apie daugelį jaunimui aktualių dalykų. Tėvų emigraciją ieškant didesnio uždarbio, paauglystėje iškylančius gyvenimo prasmės klausimus, vienatvę, ilgesį, pagundas. Rašytojas knygoje parodo, kaip svarbu yra kalbėtis ir atvirai sakyti tai, kas mus slegia, kas mums yra svarbu. Knyga konstruojama kaip detektyvas, tad ir jos siužetas yra įtemptas. Jis įtemptas taip pat ir dėl knygoje keliamų problemų, apie kurias labai dažnai mūsų visuomenėje vis dar nutylime arba kalbama puse lūpų. Autorius kelia klausimą ne tik knygoje, kas, kaip ir kodėl atsitiko, bet ir visai mūsų visuomeniai. Kodėl yra problemų, kurias mes sunkiai sprendžiame, kodėl yra vaikų, kurie lieka užmiršti, kai jiems patiems į kai kurios klausimus yra sunku atsakyti. Rašytojas jaučiasi atsakingu ne tik savo skaitytojui, bet ir visai visuomeniai. Komisija knygą pristatė taip. Labai tiesiogiai skaudžias problemas kelianti apysaka gali būti apibūdinta ir kaip naujasis realizmas, ir kaip problemų proza. Pozityvusis jos pradas 15-metės paauglės pastangos išlikti, prisikelti, atrasti gyvenimo prasmę. Ir paskaitysiu trumpą ištrauką iš knygos, skyrius vadinasi Lobis po skrybėle. Tokią gražią, jazminais kvepiančią dieną, ypač skaudu ir liūdna vienišam gulėti ligoninėj. Be vilties kada nors išeiti visiškai sveikam. Gal net gėlių tokiems nereikėtų nešti į palatą ir priminti praeinančios vasaros. Bet Karuža vis dėlto nunešė 3 šakeles senovinių, neskiepytų, bet labai kvepiančių jazminų. Čia tau nuo močiutės čiutavijos. Ji dabar po kataraktos operacijos vaikštinėja užrišta akim. Skundėsi, kad jai sunku skaityti elektroninius laiškus, kuriuos kasdien siunčia tavo tėvai. Atsakymus dažniausiai tenka rašyti man. O kaip ten sekasi jiems? Vytautas, tavo tėvelis, rašo, kad jie dabar ten kaip šuo šulinį. Nei išlipt, nei išlakt. Grįžtų į Lietuvą, norėtų būti šalia tavęs. Bet jie ten, žinoma, prarastų darbą, čia tokio gerai apmokamo turbūt negautų. Padėk kur nors, Radvilė jam grąžina gėles, slaugutė gal kur nors pamerks. Ir čia jį pastebėjo, kad Karuža šiandien jau be lazdos. Aha, nusijuokė lankytojais. Gal pastebėjai, kad aš dabar net nosį šluostausi abiem rankom. Turiu kišenėse 2 nosinės, valgau iš karto su 2 šaukštais, žegnojosi va šitaip, vienu metu su kaire ir su dešinė. Radvilė nusijuokė. O kam to reikia, paklausė. Va, atėjo laikas pakalbėti apie tai, ką mudu iki šiol užmirždavom. Užmirždavom? Ką? Ogi tą lobį, kurį kiekvienas turime čia. Karuža parodė į savo galvą. Mes net neįtariam, koks tai didelis turtas. Jei manimi netiki, paklausk daktaro Čibiro ir jis tau patvirtins, kad mes tiesinaudojame kokiu 10 savo smegenų. Kai kurie savo atsignybę dar mažiau. Kapt, nuryja kaip šuva musė ir dar užgeria kokiais nors pliurzalais, kad tik nereikėtų mąstyti. Sukti galvos ir ieškoti savo rankom darbą. Gal per greitai šneku ar supratai ką nors? Supratau, tik nežinau, kam tu čia taikai. Pirmiausia, sau, Radvilė, sau. Neseniai iš Anglijos, kitaip sakant, iš Didžiosios Britanijos grįžo senas mano draugas. Profesorius, daktaras, ne medicinas, o apskritai, visų daktarų daktaras, antropologas. Jis mane ir pamokė. Sako, jeigu tau apmirė kairė ranka ir koja, vadinasi, dėl kažkokių priežasčių aptingo dešinioji smegenų dalis,
o tu ją sutrausk, mobilizuok savo valią ir perspėk. Jeigu tu, gerbiamoji, pradėsi streikuoti, aš visą valdžią perduosiu kairiajai pusiai. Jis man patarė daryti taip, kelti dešinę ranką, prisiversk tą patį padaryti ir su kaire. Jeigu šitą veido pusę, Karuža paplojo savo per žandą, nebenori šypsotis, priversk. Paimk už abiejų ūsų ir patemk. Kad tu neturi ūsų, vėl nusijuokė Radvilė. Užsiauginsiu. Ten, kažkur Oksforde ar Kembridže, atsirado toks mokslininkas, kuris po daug rimtesnio insulto sugebėjo po savo skrybėlę atrasti fantastišką gamtos paslėptą lobį. Praėjus keleriems metams, jis dešinę ranką galėjo rašyti vieną, o kairę tuo pat metu visai kitą traktatą. Arba vieną angliškai, o kitą vokiškai. Sunku patikėti, pratarė Radvilė. Sunku, bet žinau, šitas mokslo žmogus ne politikas, jis tikrai nemeluoja. Jų ten nemažas antropologų būrys iš visos Anglijos, o gal net ir iš viso pasaulio. Pasikvietė tą fenomeną ir uždavė jam labai keblų ir sykiu labai paprastą klausimą. Kokia žmonijos ar apskritai visos žemės gyvybės ateitis? Tas išminčius, sako, ilgokai tylėjo, taršė savo barzdą, galvoj dėliojo kažkokius failus, o paskui, kad įniko rašyti lentoje per visą sieną, visokius matematikos simbolius, skaičius, braižyti parabolės, vienokias kairiai, kitokias dešiniai, tie jo skaičiavimai pasipylė kaip kokie žirniai, kaip aguonas iš maišo. Pritrūko sienas, ėmė rašyti tiesiog ant nieko priešai save ir staiga jis liovėsi. Abi rankos nusviro ir senis pradėjo kvatotis, o gal ir verkdamas kūkčioti. Vieniems atrodė vienaip, kitiems kitaip, o tas vis jas nesiliauja. Mano bičiulis, sako, buvęs tarp tų, kurie manė, kad tą išminčių suėmė isteriškas juokas. Šalia jo sėdėjęs kolega atsistojo ir nuėjęs prie katedros pasakė: Norit, aš parodysiu, kaip tokius priepuolius gydė visiems jums žinomas Mesmeras. Štai. Ir trenkė tam raudančiam ar žviegiančiam išminčiui per vieną, paskui per kitą ausį. Fenomenas nutilo, pažvelgė į tą primityvą kaip šuva į varlę ir spjovė jam į veidą. Gal ir nespjovė, bet pasakė piu. O paskui, nekantravo Radvilė, kuo viskas pasibaigė. Toliau, jeigu britų žurnalistai nemeluoja, tasai Mesmero pasiekėjas netrukus apžėlė. Ne tik veidas, bet ir visas kūnas. Pasidarė panašus į beždžionę. Žinoma, mūsų laikais yra visokių depiliatorių. Gal vėliau ir nusismukdė gaurus, vėl liko padoriai plikas kaip kiaušinis. Bet paklausyk, ką dar pasakė tas mokytas mano bičiulis. Jis sako, tą dieną, tuo momentu, aš tarsi išvydau patį viešpatį Dievą. Žmonijos kūrėją, kuris dabar nesuprasi, ar jis verkia numanydamas, kuo visa tai baigsis, ar tik juokiasi iš mūsų. Abu nutilo. Buvo apie ką pamastyti. Kaip jie gardžiai kvepia, pasakė Radvilė, kai slaugutė atnešė pamerktus jazminus. Stebuklas, manykim, kad jie dar 100 metų žydės, kvepės ir teiks mums vasaros džiaugsmą. Jiedu vėl patylėjo. Paskui Karuža priminė Radviliai. Ar tu žinai, kad kitą savaitę mes visi čia susirinksim? Kas tie visi? Tu dar nesi pilnametė, todėl Skrebutėnas pageidauja, kad per tavo apklausą čia dalyvautų ir tavo močiutė. Daktaras Čibiras siūlo ir man dalyvauti. Žinoma, pritarė Radvilė. Tik aš nenorėčiau, kad mane tardytų, aš pati jiems viską. Gerai, aš pasakysiu Skrebutėnui, tu tik būk pasiruošusi. Būsiu. Tokia trumpa ištrauka, o apie ką klausinės Radvilė, galėsite sužinoti patys, perskaitę knygą Liepsnojanti. 4. penketuko knyga Šukytė Virgina Laimės formulė. Knygą leido Gimtasis žodis. Tai jau ne pirmoji rašytojos knyga. Ji kiek kitokia nei tos, apie kurias jau kalbėjome. Knygoje pateikiamos 28 istorijos, kuriuose autorė bando atskleisti neregimojo pasaulio ir pomirtinio gyvenimo paslaptis. Išmoningai perkurtos, aktualiai parašytos mitologinės sakmės ir originalūs siužetai teigia amžinąsias vertybės. Rašytojo stilius išskirtinis. Knygoje daug netikėtų veiksmo posūkių, o vaizdinga gyva kalba ir subtilus humoras visa tai neapleidžia mūsų nuo pirmos skaitymo minutės. Nors kartais galbūt gali atrodyti, kad
autorė tarsi duoda mums pamokymus, vis dėlto jie pateikiami neįkyriai ir nemoralizuojant, tad vaikams skaityti bus dar įdomiau. Istorijos yra pasakojamos su dideliu užsidegimu, galbūt todėl, kad autorė pripažįsta pati mėgusi tokias istorijas ir nori jų klausėsi. Ir 5 knyga Vaitkutė neringa Titnago plunksna. Ją leido leidykla Nieko rimto. Komisija šią knygą pristato taip. Fantasy žanro mėgėjams skirta knyga nukelia į nuotykingą, neatrastųjų žemių pasaulį, po kurį keliauja iš ankstesnės knygos jau pažįstami veikėjai. Ta ankstesnė knyga – tai knyga Vaivorykščių arkos. Jeigu skaitėte jau ir pirmą knygą, turbūt šios tikrai laukite. Dažniausiai knyga mums yra tekstas, bet šioji knyga dar užburia ir savo vaizdais. Tad mes pasidalysime mintimis, kurias leidyklos Nieko rimto svetainėje parašė knygos iliustracija Lina Valužienė. Kartais iliustracijai tenka ieškoti papildomos medžiagos. Šiuolaikiniam dailininkui paprasta. Tereikia, kad ant darbo stalo stovėtų kompiuteris. Įvedi į paiešką ICE ir mėgaukis nuotraukomis su ledynais. Nekopijavau ne vienos iš jų, bet kai kurias detalės nusižiūrėjau. Jeigu įdomu, pamėginkite surasti iš kurių nuotraukų. Titnago paukščiai knygoje lydi skaitytoją beveik nuo pradžios iki pabaigos. Paukščiai, bet be snapų, su nasrais, pilnais aštrių dantų. Kažkas panašaus į slibinus, bet ne slibinai. Ugnimi nesispjaudo ir klykauja kaip paukščių giminės atstovai. Jų kūnus dengia titnaginės plunksnos. Viena iš plunksnų herojams tapo lemtinga. Todėl Titnago plunksną parinkau kaip mažą lydinčiąją detalę, kurią priderinau prie kiekvieno puslapio numerio skaičiaus. Gerai, kad piešti kiekvienam puslapiui jos atskirai nereikėjo. Išmintinga maketavimo programa leido šią detalę padauginti visoje knygoje vienu klavišo paspaudimu. Ida ir Pūkis. Beveik kaip iš pasakos Gražuolė ir pabaisa. Nors ne, Pūkis yra gražus, ypač jo žvilgsnis. Toks, kokio Ida nepamirš visą gyvenimą. Kai kalbėjome su autorė Neringa apie Pūkį, ji įsivaizdavo jį kaip žvėrį panašų į didžiulį katiną. Man Pūkis savo elgesiu labiau primena panterą. Gal jums jis primins dar ką nors kitą? Pūkis šioje istorijoje atlieka tikrai ne antraeilį vaidmenį, todėl jam teko garbė apsigyventi knygos viršelyje. Nelengvas uždavinys piešti šmėklas. Tačiau autorė veikėjus žodžiais išreiškia taip taikliai, kad vadovautis jos siūlomais apibūdinimais visiškai paprasta. Ir vis dėlto piešti šmėklą buvo nelengva, nepamėgau aš jos. Bet dailininkui iliustratoriui tenka ne visada piešti tai, ką jis mėgsta, ir tai yra gerai, nes tik su kiekvienu savo noru ir nenoru įveikimu imi tobulėti. Na ir bjaurių padarų veisiasi tose pelkėse. Pavyzdžiui, baisvarlės. Atkreipkite dėmesį, ne didžvarlės, ne ėdravarlės, bet tiesiog baisvarlės. Jos gali praryti bet ką. Ar nepaspringo šį baisvarlę ištikimuoju voragyvių plienu? Sužinosite perskaitę skyrių iki pabaigos. Daugiau apie tai nenoriu nieko rašyti. Gali būti, jog kai kurie skaitytojai nusivils, kad knygos iliustracijos nespalvotos, bet tokios jos yra kur kas paslaptingesnės, tarsi atkeliavusios iš sapnų. Visa ši istorija itin susijusi su sapnais. Be to, tai ne paveikslėlių knyga, todėl tegul iliustracijos tik kartkartėmis padeda išlaikyti paslapčių ir netikėtumų kupiną nuotaiką. O vieną paslaptį apie vartų į prarajos labirintą iliustraciją jums išduosiu. Nesusilaikiau jų nenupiešusi spalvotų, žėrinčių, ledo ir saulės spindulių mirgėjime. Ir, jei atidžiau įsižiūrėsite į Titnago plunksnos viršelį, galėsite įvertinti, kaip man tai pavyko. Kągi, tikimės, kad sudominome ir šiek tiek vyresnius vaikus šiomis 5 knygomis. Tarp jau pažįstamų rašytojų pristatėme galbūt ir mažiau girdėtus, o patys vaikai galės rinktis, kas jiems arčiau ir atrodo įdomiau, ar realaus gyvenimo problemos ir kasdienybė, ar išgalvotos ir visiškai naujoviškos istorijos.
Svarbiausia, kad lietuvių rašytojai kuria mažiems ir vyresniems vaikams ir visi turime kuo domėtis ir žinoma, ką naujo atrasti. Taigi linkime jums smagaus skaitymo ir tikime susitikimo su jumis kitą savaitę.